Sukūrėte naują produktą ar paslaugą, tačiau jūsų įmonė per maža didesniai plėtrai. Jums gali padėti Saulėtekio slėnio technologijų perdavimo centras. Čia mokslas ir verslas dirba išvien, kad nauji produktai ar paslaugos greičiau patektų į rinką. Vilniuje įsikūrusioje įmonėje Profarma dirba vos 4 žmonės, tačiau mokslininkų siekiai dideli. O įgyvendinti ambicingus planus jiems padeda Saulėtekio slėnio technologijų perdavimo centras. Technologijų perdavimas yra toksai peršokimas per bedugnę, kur vienoje pusėje yra mokslas, kitoje pusėje yra verslas. Gintautas Žvirblis, Profarma direktorius, tyria baltymus, kurie prailgintų įvairių vaistų veikimą. Saulėtekio slėnis gali daug padėti tame, kad suvestų reikiamus žmonės į vieną vietą, kad suteiktų jiem galimybę apsikeisti informaciją, patirtim ir galbūt kai kuriais atvejais netgi nurodyti kryptį, kurioje tom moksliniam idėjom galima būtų pasiekti geresnį rezultatą. O mokslininkų pagalbos Saulėtekio slėnyje ieško ne viena įmonė. Reikėjo padaryti protezą mažam vaikui, neradom pusfabrikačių jokiuose kataloguose, jokiuose užsienio įmonėse. Egidijus Valaitis, ortopedijos projektai gamybos vadovas. Pagal individualius užsakymus gamina įvairius protezus, įtvarus bei ortopedijos priemonės. Reikėjo gaminti kažkokį tai savo produktą, kurį paprašėme mokslininkų pagalbos padėti pagaminti pėdą, lankstus ir taip pusfabrikačius nedideliam vaikiškam protezui. Šios įmonės puikus pavyzdys, kokią naudą gali duoti mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Genetikos bakalaurus mes nuvedėm į Saulėtekio slėnį, papasakot, pristatyti, kas tai tokio, kaip galima pradėti kurti verslą, kaip galima finansus gauti. Profesorius Juozas Rimantas Lazutka, Vilniaus universiteto strateginės plėtros reikalų prorektorius. Studentų buvo paklausta, kai įstojot į universitetą, ar norėjot kas nors savo verslą pradėti. Ne vienas nepakėlė rankos, kai paklausėm, kodėl pasakė, o mes net nesusimastėm, kad tą galima daryti. Mokslas gali tapti pelningu verslu. Šią žinią jaunoms įmonėms ir ambicingiems mokslininkams skelbia Lietuvoje kuriami mokslo slėniai.